Benediktai, ar iš jūsų dar kažkas turėtų prisijungti? Aš kvietimą lyg ir siunčiau nuorodą daugiau žmonių, bet neprisijungė. Aš prašiau, kad prisijungtų, tai turėtų prisijungti jie. Tai kelias minutės dar luktelim, taip? Jo, kaip aš nemanau, kad kažkiek tai luktelėt, gal kokią minutę kitą reikia viskas, ar čia kokiu nors daugiau, visi kiti žino, ne viešai. Taip, tai buvo viešai prieinama nuoroda, skelbimas, žinau, kad buvo patalpinta į tinklapyje, tai... Nu, va, Rasa, matai, priimk. Tvarkoj, tada viskas mes išklausysim ir jeigu bus kokių konkrečių klausimų, galėsim atsakyti. Gerai, tai tą pradėsim. Aš pradėsiu, Kamilė pratęs detaliau apie pačią architektūrą. Tai pradžiai bendra informacija, kad prisijungdami prie šio viešojo svarstymo, kuris vyksta vasario 2 dieną 26 metų, 16 valandą nuotoliniu būdu, naudojantis Teams platformą, jūs patvirtinate, kad besąlygiškai sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Prisijungdami jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, jog šis susirinkimas yra viešas, daroma šio susirinkimo vaizdo ir garso įrašas. Prisijungdami sutinkate, kad šis vaizdo įrašas nebus nuasmenintas pasirinkimas ir matys jūsų vardas ir pavardė. Jeigu nesutinkate, kad po viešo susirinkimo įrašą matys jūsų vardas ir pavardė bei atvaizdas, prašoma prisijungimo vardo langelyje nurodyti inicialus bei išjungti vaizdo kamerą. Viešo susirinkimo dalyviai bus registruojami. Žinutės langelyje prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Viešo susirinkimo dalyvio pateikti pasiūlymai bus registruojami, o per 5 dienas po susirinkimo tuos pasiūlymus projektuotojas priima arba motyvuotai atmeta. Pasiūlymus teikusiems visuomenės atstovams projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atsako raštu, atmesdamas nurodo atmetimo motyvus. Tai viešo susirinkimo eiga, tai pradėsim nuo projektinių sprendinių pristatymo, o tada pratęsim į pasiūlymų klausimų sesiją, ką galėtume patobulinti projektą, kažkas buvo neaišku. Tai projekto statytojas yra viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, projektuotojas uždaroji akcinė bendrovė Maspro. Susirinkimo pirmininkė būsiu aš, Luknė Balčaitė, o susirinkimo sekretorius projektų vadovo asistentė Ieva Žigaitienė. Projektinius pasiūlymus parengė komanda, projekto vadovas Martynas Mačiulis, projekto dalies vadovė Dalia Kriaučiūnienė, projekto koordinatorė architektė Kristina Paužienė, kurios šiandien susitikime nėra dėl ligos, ir architektė Kamilė Klimaitė. Toliau pateikėme stendo nuotraukas, buvo info statyboje patvirtinus viešinimo datą, buvo atnaujintas ir pastatytas stendas. Toliau pratęs Kamilė, kuri detaliau papasakos apie suprojektuotą pastatą. Sveiki, tai dabar pristatysiu mokslo paskirties visuomeninių pastatų paskirties grupės pastato Herkaus Manto gatvėje 84 Klaipėdoje statybos projekto projektinius pasiūlymus. Tai statybos vieta yra Klaipėdos miesto savivaldybė, Herkaus Manto gatvė 84, statinio paskirtis mokslo, statinio kategorija ypatingasis statinys ir statybos rūšis nauja statyba. Projektuojamo objekto vieta yra Herkaus Manto gatvėje 84 sklype, tai jo šiaurinėje dalyje pastatas projektuojamas tarp Studlendo, verslo inkubatoriaus ir jūros tyrimų instituto. Šis pastas patenka į naujamiesčio vizualinės apsaugos pozonį, jam taikomi yra tam tikri reikalavimai.
Bendrieji sklypo rodikliai. Tai viso sklypo bendras plotas yra 23,5 hektaro, sklypo užstatymo plotas 1,4 hektaro, sklypo užstatymo intensyvumas 18,78%, esamas intensyvumas prieš statybą yra 16,41, užstatymo tankumas 9,13%, apželdintas sklypo plotas 70%. Bendrieji projektuojamo pastato rodikliai, tai bendrasis plotas yra 5585 kvadratiniai metrai, iš kurių pagrindinis plotas 4142 kvadratiniai metrai. Projektuojamas pastas yra 2 aukštų plus rūsys. Pasto aukštis yra 11,92 metrai iš maksimalių 12 leidžiamų metrų. Energinio naudingumo klasė A++. Kaip ir minėjau, pastui yra taikomi specialiai reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai taikomi fasadų apdailai, kuri turi derėti prie esamos kultūros paveldo vertybės kareivinių miestelio bei aplinkinių Klaipėdos universiteto miestelio pastatų. Projektuojami sklypo plano sprendiniai, tai yra išlaikomos esamos pėsčių judėjimo trajektorijos, neužstatomas pilnai pastato perimetras, kad galėtų pėstieji patekti į Studlendą ir judėti tarp esamų pastatų. Projektuojamo pastatų neprojektuojamos papildomos automobilių stovėjimo vietos, kadangi naudojamasi esamomis aikštelėmis. Taip pat korpusai sujungti tarpusavyje antrame aukšte esančią galeriją ir šalia pastatų įrengamos rekreacinės erdvės. Sklypo reljefas yra gana lygus, tai nuosekliai žemėja nuo šiaurės vakarų pusės iki pietrytinės. Aukščių rėžiai yra nuo 15,1 iki 14 metrų virš jūros lygio. Reljefas formuojamas taip, kad lietaus vanduo tekėtų nuo pastatų į sklypo kraštus ir išlaikomi nedidesni kaip 5% nuolydžiai sklype. Kalbant apie patį pastatą, tai projektuojamas su rūsiu. Rūsio aukšte yra projektuojamos techninės ir pagalbinės patalpos, senienų laboratorija, rentgeno simuliacijų patalpos, manekenų remonto ir laikymo patalpos, narų persirengimo ir įrangos laikymo patalpa bei priedanga, iš kurios projektuojamas avarinis liukas. Taip pat sanitarnės patalpos, sanitariniai mazgai ir 2 evakuacinės laiptinės. Pirmasis aukštas yra suskirstytas į 2 korpusus, tai kairysis korpusas yra skirtas medicinos simuliacijoms, o dešinysis laboratorijoms. Tai simuliacijų korpusai yra projektuojamos odontologijos mokomosios vietos, greitosios medicinos pagalbos simuliatorius, slaugos intervencijų klasė, fitoterapijos patalpa, robotizuota mokomoji vaistinė, operacinės ir kitos patalpos. Simuliacijų korpuso pačio centre yra erdvė per 2 aukštus, kurioje numatomos poilsio vietos, studentų virtuvėlė, taip pat sanitariniai mazgai, 2 evakuacinės laiptinės ir liftas, kuris talpina žmogų su neštuvais. Laboratorijų korpuse projektuojamos statybinių medžiagų, geotechnikos, techninių matavimų ir diagnostikos bei hidromechanikos laboratorijos, sanitariniai mazgai, pasitarimų kambarys, sargo patalpa bei sanitariniai mazgai, 2 evakuacinės laiptinės ir liftas. Antrame aukšte šie korpusai susijungia galerija, kuri pakelta nuo žemės. Taip pat kairys korpusas, kaip ir pirmame aukšte, yra pritaikytas medicinos simuliacijų patalpoms, o dešinysis laboratorijoms. Tai simuliacijų centre yra projektuojamos rentgeno diagnostikos, virtualių instrumentų, gimdyklos patalpos, kūdikių intensyvios terapijos simuliacijos, akušerinės patalpos, radiologinės simuliacijos patalpos, darbo kabinetai bei auditorijos. Dešiniajame laboratorijų korpuse projektuojamos robotikos klubo patalpos, elektros mašinų ir pavarų, chemijos inžinerijos, elektrotechnikos, elektronikos, mechatronikos, technologinių procesų, automatikos bei atsinaujinančios energijos laboratorijos. Taip pat abiejuose korpusuose projektuojami sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negale, atskirai vyrams, moterims, liftai bei evakuacinės laiptinės. Ant simuliacijų centro stogo galima užlipti per suprojektuotą automatinį liuką. Dalis šio stogo yra eksploatuojama, kita dalis paliekama inžinerinėms sistemoms. Laboratorijų korpuso stogas yra visas pritaikytas inžineriniams įrenginiams bei saulės moduliams.
Pjūviuose matoma skirtingi pastato aukščiai, tai po simuliacijų korpusų ir projektuojamas rūsys ir skirtingų aukščių aukštai, o laboratorijų patalpoms, kadangi reikalingas didesnis aukštis, todėl pastas yra tik 2 aukštų ir jungiamoji galerija yra su nedidesniu kaip 5% nuolydžiu. Pastato fasadams buvo pasirinktos raudonos plytos, kurios derėtų prie aplinkinių pastatų. Tai naudojamos 2 skirtingų storių plytos, kurios klijuojamos horizontalia ir vertikalia kryptimis, taip sukuriant judėjimo efektą bei fasadams gylio. Taip pat raudonos plytos derinamos su tamsiai pilkais vitrinų rėmais bei kitais elementais, o jungiamoji galerija yra balta, taip siekiant ją kuo labiau paslėpti ir neatkreipti dėmesio, bei priderinti prie aplinkinių pastatų, kurie yra sklype. Tai čia matomos yra pastato vizualizacijos iš paukščio skrydžio, tuomet dešinėje matomas laboratorijų korpusas, kairėje simuliacijų korpusas bei jungiamoji galerija. Čia matomas simuliacijų korpusas bei jo pagrindinis įėjimas ir galerija, bei praėjimas link Studlendo. Tai tiek būtų projektinių pasiūlymų. Iki viešojo susirinkimo nebuvo gauta visuomenės atstovų klausimų ir pasiūlymų. Gal jūs turit kažkokių klausimų, kadangi daugiau niekas neprisijungia, tai jeigu yra kilę, galėtume atsakyti. Jeigu klausimo nėra, tai pristatymą baigiame ir dabar, kadangi pagal pačią procedūrą turėsim luktelti iki 5, nes gali prisijungti suinteresuoti asmenys ir kiek vėliau. Tai tiesiog liksim šitam susitikime. Tai tiek iš mūsų pusės. Sveiki. Mes iš tikrųjų jau pristatėm patį projektą, tai nežinau, gal buvo pavykę susipažinti su projektiniais pasiūlymais internete, gal turite kažkokių klausimų? Klausimų neturiu, bet gaila, kad nespėjau sudalyvauti pristatyme. Nežinau, Kamilė, gal galėtum trumpai bent vizualizacijas tą parodyti trumpai?
A, Gal jo tokia sutrumpinta programa. Tai laba diena, jeigu ką, aš Sveiki. esu Kristina, projektų vadovė iš Baltašės House. Taip, tai galiu greitai prabėgti pro projektinius pasiūlymus. Tai pastas 2 aukštų su rūsiu, rūsy techninės ir pagalbinės patalpos, rentgeno simuliacijų patalpos, manekenų remonto ir laikymo patalpos bei projektuojama priedanga. Pirmas aukštas išskirstytas į 2 korpusus, tai kairysis medicinos simuliacijoms skirtas, o dešinysis laboratorijoms. Tai projektuojamos skirtingų tipų laboratorijos bei simuliacijų patalpos, tokios kaip gimdykla, akušerinė patalpa, operacinės simuliacijos, odontologijos kabinetai ir panašiai. Tai dauguma šių simuliacijų vyksta ant muliažų, žmonės šiuose procesuose nedalyvauja. Antram aukšte principas yra tas pats, 2 korpusai, tik jie jau antrame aukšte sujungti galerija, bei papildoma galerija prisijungia prie esamo pasto Studlendo. Tai taip pat dešinėje pusėje laboratorijos, kairėje medicinos simuliacijos, universalios palatos ir panašiai. Dalis stogo kairėje pusėje yra eksploatuojama, kita dalis pritaikyta inžinerinėms sistemoms, dešiniojo korpuso visas stogas pritaikytas inžineriniams įrenginiams ir saulės moduliams. Fasadai yra iš raudonų plytų, klijuojamų vertikalia ir horizontalia kryptimis ir 2 storių, taip sukuriamas 3D efektas. Jungiamoji galerija iš vitrinų fasadinės sistemos, baltos spalvos, vitrinų profiliai ir kiti aliuminio elementai yra tamsiai pilkos spalvos. Pastas derinamas prie aplinkinių Klaipėdos universiteto pastatų. Dešinėje yra laboratorijų korpusas, kairėje matomas simuliacijų korpusas, per vidurį galerija ir praėjimas link Studlendo. Pagrindinis įėjimas į simuliacijų korpusą. Tai tiek būtų trumpai. Kada planuojat įgyvendinti projektą? Jūs turite omenyje, kada vyks statybos pačios? Tai čia galėtų gal universiteto atstovai patikslinti, nes mes projektą tai planuojam parengti, sakyčiau, pirmam šiam metų pusmetį pilnai viską turėti. Bet kada statybos prasidės, tai negaliu atsakyti. Diena. Reiškia, mes dabar baigiam visiškai projektą, kurį dabar štai pristatom, gaunam statybos leidimą ir gavus statybos leidimą būtų procedūra, mes skelbtumėm viešą konkursą rangovo parengimui. Bet dabar dar nėra iki galo išspręsti finansavimo klausimai, todėl tą viešą pirkimo konkursą matomai mes organizuosim šių metų antrame pusmetyje, ne vėliau. Bet leidimą gausim, tikiuosi, jau šį pirmą ketvirtį, o tada ir žinosim. Tai galima bus tada irgi su mumis kontaktuoti, jūs žinosit ir visi kiti taip pat žinos, nes mes viską dirbam irgi viešai ir tai viskas bus girdima ir matoma.
Tai ko gero nebebus daugiau jokių klausimų, ar ne? Tiesiog laukiat. Kol valanda praeis, iš esmės. Supratau. Gerai, tai tvarkoj tada. Ačiū. Susipažinau, kiek spėjau. Jei jau ką, pasižiūrėsiu dar projektinius pasiūlymus. Tai dėkui ir sėkmės. Gražus projektas. Dėkui, viso gero. Iki.
Tai aš jaučiu, kad tikrai ko gero nieko daugiau nebus. Taip, bet mes luktelsim tas kelias minutės ir užbaigsim. Nu jo, čia liko tos 3 minutės, kad lygiai tai būtų valanda, kaip priklauso ir viskas tada. Taip. Lauksim tada žinių. Viskas, aš tada atsijungiu. Taip. Ačiū viso. Viso. Tai ačiū už prisijungimą. Informavimo sutikimas įvykęs. Dėkui. Viso. Tiesiog.